Iš tikrųjų, labas vakaras. Tikėjausi, man prieš atvykstant gal 3 valandas atėjo komunikacijos žmogus ministerijos, sako, Ignotai, ten jūsų nekviečia. Jūs nevažiuokit. Aš sakau, bet ministro yra apdovanojimas. Taip, galbūt pradžia buvo aš prieš tai buvusi ministru, bet kultūros ministras vis dėlto esu aš. Šiandien dienai taip yra, taip, tokia yra politika. Gaila, kad teatre yra daugiau politikos pradžiai prieš adojimus negu pačio teatro. Bet čia irgi performanso dalis ir labai vertinu aš jūs. Jeigu norite švilpti, galim švilpti. Galim pašvilpti, visi kartu pašvilpiam, visi, kad būtų garsiau, kad visi pašvilptumėt, jeigu norite tam teatre pašvilpti. Prašau, tokia kultūra. Ar verta teisingai? Ir kai kalbėjote apie tragediją, aš puikiau suprantu, bet ne vien tik tai gyvenimas yra tragedija. Yra diena, yra naktis. Yra tragedija, yra komedija. Dėl to daug neteisim. Tikrai gerbiant Dalios Tamulevičiūtės atminimą, jos skiriamas apdovanojimas, jos vardu. Tai yra, kaip kultūros ministras įteikiu šį apdovanojimą. Ir tikiuosi, kad kūrinys, kuris yra dabar tik eskizas, taps spektakliu. Jauniau, Juodelį, prašau, teikite, čia aš jums teiksiu apdovanojimą. Galbūt žmogus su žmogum. Ir aš nerodau jums asmeniškai nepagarbos, veikti apdovanojimą iš jūsų, bet iš jūsų žmogiškų pagarbų. Apdovanojimas skiriamas nuo paties. Tai yra Tomas.